Labas, magiškoji siela, senai bebuvome susitikę pasikalbėjimuose. Tad šiandienos įrašas bus tam, kad suprastum ir rastum atsakymą ir rastum priežastį, kodėl vieni gauna savo norus per 5 minutes, o kiti gauna po metų, po mėnesio, po 2 savaičių ar po 3. Ir tai yra tiesa, nes manifestacija veikia. Mes manifestuojame 24 valandas per parą. Ir mes netgi dabar galime sužinoti, ką mes traukiame, ką jauti viduje. Ar jauti nerimą, ar jauti džiaugsmą, ar jauti ramybę. To mes traukiame daugiau, to mes gausime daugiau kitą sekundę, kitą minutę, rytoj, poryt. Jeigu jaučiame pyktį ir mes su juo nedirbame, nemedituojame, nekvepuojame, nesistengiame keisti savo minčių, aš žinau, kad tai nėra lengva, bet vien pastangos pakeičia mūsų energiją, pakeičia mūsų norų ir pačio gyvenimo energiją. Nes kuo mes dažniau jaučiamės gerai, tuo daugiau mes gauname piniginių galimybių, naujų draugų galimybių, veiklų, vidinio džiaugsmo galimybių. Tad šis įrašas tau ir pasakys, ar tu gausi savo norus per 5 minutes, ar gausi juos vėliau. Ir priklausomai nuo tavo atsakymo bus labai aišku, ar juos gausi greitai, ar tau reikės dar truputį padirbėti su savo energija, kad gautum juos autopilotu. Noriu pasidalinti, kad programos nariai, manifesto kodo programos nariai, kurie pritaikė norų gavimo formulę ir taiko ją iki šiol visą savo gyvenimą, mato tikrai neįtikėtinus rezultatus ir juos gauna kone kasdien. Todėl, kai bendrauju ypatingai privačiai su nariais, aš galiu iš karto pasakyti, kada maždaug žmogus gaus savo norą. Ar gaus greitai, ar tai užtruks ilgiau. Tad nieko nelaukiant užduosiu šį klausimą, kuris parodo, ar gausi norą per 5 minutes, ar reikės truputį daugiau dėl to padirbėti su savimi. Taigi klausimas, kaip tu reaguoji į situacijas, kurios tavęs netenkina? Pavyzdžiui, ieškai meilės, eini į pasimatymus, susipažįsti su nuostabiu žmogumi ir jisai neatrašo į tavo žinutę. Kaip tu į tai reaguoji? Tu jautiesi nevertas, tu jautiesi nelaimingas, tu nebegali gyventi gyvenimo? Ar tai tau suteikia šitą reakciją, kad tau žmogus nerašo ir tu užblokuoji savo gyvenimą? Tu nebesijauti laimingas, tu jautiesi nevertas. Paklaus savęs. Kitas pavyzdys, kaip reaguoji į netikėtas sąskaitas. Tarkime, manifestuojame pinigus, jaučiamės gerai ir gauname kaip aš netikėtą sąskaitą. Kaip reaguoji? Ar jautiesi trūkume, štai dar viena sąskaita? Aš taupiau savo tikslui ir atėjo sąskaita ir dar viena sąskaita. Kaip jautiesi? Ar panyri tokį liūdesį dienai, 2, gal 3, meti manifestaciją, nebebandai dirbti su savo mintimis ir grįžti į gavimo energiją? Trečias pavyzdys, kaip reaguoji, kai negauni atsakymą dėl darbo? Kaip reaguoji? Kad štai ir vėl negausiu darbo, tai, ko norėjau, negausiu, kas jiems netinka, ko jiems reikia, kodėl jie man neatrašo. Kaip reaguoji? Čia ir slypi, ar mes užblokuojame manifestaciją, ar ne? Ketvirtas, tai irgi vienas iš dažniausių narių tramplynų. Tai kaip reaguoji, kai negauni pardavimų? Kai gauname pirmosius pardavimus, aš labai gerai save atsimenu, gavusi pirmą pardavimą, šokinėjau iš laimės, dar prieš gerus 10-11 metų. Ir kitą dieną tu jau pripranti, kad tu kiekvieną dieną turi gauti pardavimų. Ir vieną dieną atsidarai savo parduotuvę, žiūri, nėra. Antrą dieną atsidarai savo parduotuvę, žiūri, dar nėra pardavimų. Ir aš įsisuku į energiją, kuri negauna pardavimų. Tai aš tampu versija, kuri nuolat negauna pardavimų. Tai ir aš galvoju apie save. Kaip? Kad aš negaunu pardavimų.
Aš šiandien negavau pardavimų, aš kažką blogai darau, aš netinkamai darau, aš neverta, niekas nenori pirkti, turbūt per brangu. Štai čia yra mūsų atsakymas. Kaip mes reaguojame į situacijas, kurios mūsų netenkina. Į situacijas, kur mes manifestuojame tam tikrą dalyką, ar tai pinigai, ar tai partneris, ar darbas. Ir kas atsitinka po to, kai tu išsiunti savo gyvenimo prašymą, kai tau žmogus neatrašo, kai gauni sąskaitą. Būtent čia ir yra tramplinas, kuris parodo būtent tuo momentu, kokia tu versija esi, ką tu galvoji apie save, ką tu galvoji apie situaciją, kaip tu apie save galvoji. Ar tave tai sustabdo? Būtent tavo versija, kaip dabartinė tavo versija reaguoja į šitas situacijas. Ir jeigu mes reaguojame prastai, liūdnai, mums netinka, nepatinka, žinoma, mes savo manifestacijos sulauksime vėliau, kai pradėsime pagaliau dirbti su savimi, kai pradėsime keisti mintis, pradėsime medituoti, kai pradėsime išmokti save nuraminti ir grįžti į tą žmogų, kuris gauna pardavimų. Tai reguliavimas savo emocijų, tai jeigu man žmogus neatrašo, tai ar aš galiu tai kontroliuoti? Ar aš nuo to mažiau verta? Ne. Aš turiu savo gyvenimą, aš turiu savo veiklas, aš turiu savo mintis, aš turiu savo avatarą, į kurį aš grįžtu ir primenu savo, kas aš esu. Aš esu mylimas žmogus, aš esu dievinamas žmogus. Aš žinau savo mintise, kad iš mano gyvenimo išeina visi, kurių man nereikia. Tad grįžkime prie reakcijų. Tai viskas yra tai, kaip tu reaguoji. Kaip tu reaguoji į tas situacijos, kurias nepatinka tau matyti, kurių nepatinka tau žinoti. Būtent šių reakcijų suvaldymas ir yra atsakymas. Tad jeigu mes negavome pardavimų ir sureaguojame ramiai, mes galime toliau dirbti, mes galime toliau gyventi, būti laimingi, eiti į sporto salę, eiti savo hobį, susitikti su draugais, nes mes žinome, kad gausime. Mes viską gerai darome, mes viską gausime. Ne dabar, galbūt rytoj gausiu 1000, nes aš žinau, kad mano verslas yra sėkmingas. Primename savo, sureguliuojame save, savo reakcijas ir mes būname ramus. Tai reiškia visata išgirsta signalą, kad tu jau esi žmogus, kuris nereaguoja į išorinės aplinkybės, nes žino, kad jis yra gausus, jis viską gauna, jis viską turi ir visata tikrai labai greitai atneša norus, kai mes sureguliuojame. Tai galime padaryti per minutę. Būtent norų gavimo formulėje, pačioje programoje aš parodau iš karto, kaip būtent ir sureguliuoti šį dažnį. Ir jį atlikti reikia kiekvieną dieną, tiek, kiek reikia kartų. Taip žmonės gauna savo norus, galimybės, kelius, kaip gauti savo pinigus, žmonės, vyrus, sėkmę. Tad paklaus savęs atvirai, kaip reaguoji, kai negauni to, ko nori. O gal net gauni atvirkštinės manifestacijas. Tad lieka 2 atsakymo variantai. Tai jeigu reaguoji ir jautiesi be galo nusivylęs, piktas, susierzinęs, pradedi jausti dar didesnę desperaciją, pasidavimą dėl savo noro, pradedi ieškoti kitų technikų, kurios suveiktų ir žinoma prasideda toks nekontroliuojamas elgesys ar net panika, kad man niekas nepavyksta, štai man neveikia, gal kita technika suveiks, čia yra viskas nesąmonė. Manifestacija veikia, nes būtent šios neigiamos reakcijos pritraukia dar daugiau sąskaitų, dar daugiau neatrašymų, dar daugiau neturėjimų, pardavimų. Nes kaip mes reaguojame ir kuo mes ilgiau būname šiame dažnyje, savo būsenoje, savo kūne, tuo mes toliau nutoliname savo norus. Ir greičiausiai būtent su šiuo pirmojo atsakymo variantu manifestacija atvyks, bet neatvyks vėliau, kai išmoksime sureguliuoti savo emocijas. Antrasis variantas, tai būtent tai, ką ir mokinu manifesto kodo programoje, tai reguliuoti savo reakcijas ir grįžti į savo avatarą, į savo versiją,
kuri nereaguoja į sąskaitą, jinai žino, ši versija žino, kad aš esu rami, nes aš žinau, kad šita sąskaita yra, bet aš gausiu dar daugiau pinigų, nes aš visada gaunu, manimi visata visada rūpinasi, aš esu sėkmingas. Šiai dienai aš asmeniškai į sąskaitas nebereaguoju, jos yra ir aš žinau, kad aš turiu pinigų joms sumokėti, nes aš visada gaunu daugiau negu sąskaitos. Ir kai mūsų pradeda valdyti trūkumo versija, tai yra senoji versija, kuri gyveno iki dabar, kuri skuba, kuri panikuoja, kuri mato visur trūkumą, kuri gailisi savęs. Tai senoji versija, kuri bando trukdyti gauti tai, kas mums priklauso. Todėl šią seną istoriją mes ir keičiame į naują. Mes save kūrėme savo naujas mintis, elgesį. Todėl nariai ir gauna savo norus, bet gauna juos skirtingais terminais. Nes vieni dirba kiekvieną dieną reguliuoja emocijas, grįžta į savo naujas mintis, į savo naują avatarą, į klausimus visatai ir kuria turėjimo jausmą. Jie nebereaguoja taip stipriai, jie sutelkia dėmesį į tai, ką turi. Nes kur sutelkiame dėmesį, to daugiau gauname. Tad reakcija yra labai svarbus tramplinas ir tai buvo tikrai viena iš technikų, kurios man trūko gyvenime, kad aš gaučiau viską, ko noriu ir tikrai labai greitai. Tai yra ne tik darbai, tai nėra ne tik verslai, siekėjai, tai yra gyvenimo džiaugsmas. Aš pradėjau norėti gyventi, aš pradėjau norėti išeiti iš namų, aš pradėjau ieškoti naujų draugų, žmonių, hobių. Pradėjau ieškoti, kas man patinka, skaityti knygas, kitokias knygas. Tad reakcijos leidžia mums atsipalaiduoti, grįžti į save, reakcijų reguliavimas ir pagaliau priimti tai, ko norime. Tad, kai pagaliau išmokstame suvaldyti savo reakcijas į situacijas, kurios mums nepatinka, tada atsiveria Pandoros skrynia ir mūsų magija. Noriu pasakyti paprastai, ką reiškia mūsų magija, kas yra ta energija, kaip tai suprasti. Jeigu mes galvojame negatyviai, iš mūsų kūno sklinda energija, mes norime to ar ne, visi žinote, kad tai yra įrodyta, kad mes skleidžiame energiją. Ir kai mes vaikštome per miestą, per žolę, per miškus, nueiname į parduotuvę, mes nuo savęs paliekame energiją visur. Ką tai reiškia? Tai žmonės, kurie turi tokią pat energiją kaip mūsų, blogą ar gerą, jie pajaučia. Ir tos pačios energijos susijungia. Žiūrėkit, kartais mūsų kasininkė supyksta, kažkas mums pipina, mes pritraukiame. tą dieną mes traukiame viską, kas turi tokią pat energiją, blogą energiją. Bet jeigu mes keičiame savo mintis, jūs net padarote tikrai kažkokį blogą dalyką, tarkime, nepraleidžiate automobilio. Jums kitas žmogus padėkoja. Arba jūs kur tik einate, jums duris atviros, nors jūs ir nesišypsote, bet viduje esate ramus, nuo jūsų teigiama energija, jinai pasilieka visur, ant medžių, ant žmonių striukių. Ir taip jūsų energija keliauja po pasaulį, neša jums jūsų norą. Tai jeigu jūs esate gausos energijoje, mes norus gauname per žmonės, tai automatiškai mes pritraukiame, mes savo energiją paliekame, visur paliekame savo gausią energiją. Ir norime, nenorime, ateina žmonės internetu, realybėje, kažkur koncerte, bet kur. Taip ir ateina pinigai, gausa, galimybės. Tad, kai mes pradedame elgtis iš savo naujos tapatybės, mes sukūrėme savo naują įvaizdį, elgesį, mintis. Nes mes traukiame tai, į ką mes reaguojame. Tai jeigu reaguojame į gausą, mes gauname gausą. Reaguojame į trūkumą, mes gauname trūkumą. Tad vizualizuokime, keiskime negatyvės mintis. Neignoruokime realybės, kad gavot sąskaitą, bet iš tikrųjų jos negavot. Bet suvaldykime reakcijas. Viskas gerai, aš gavau sąskaitą ir aš esu dėkinga, kad aš galiu ją apmokėti. Ir tada nebebijosime nei manifestacijos, nes mes pamatysime, kokia gausa yra gyvenime. Tad antrasis žmogus, kuris sureguliavo savo emocijas pagal antrąjį atsakymą, tai turi stiprią tapatybę, kuris žino, kas jis yra. Tai yra, jis jau yra turintis viską, ko nori. Ir niekas negali to paneigti. Todėl jis manifestuoja lengvai,
nes valdo savo mintis, jisai žino jau formulę, kaip jam grįžti. Kaip jam grįžti iš trūkumo, streso, pykčio, nerimo, nenorėjimo net gyventi gyvenimo, tai yra, kai norime būti tik namie, kad niekas mūsų nepamatytų. Tai būtent avataras, naujos mintis. Aš dėkingas, aš matau gausą, aš turiu gausą, mes iš tikrųjų visi turime gausą, mes iš tikrųjų viską jau turime, tik norime to daugiau. Tad susitelkime į tai, kad turime ir gausime to dar daugiau. Taigi, jeigu norite tai sukurti, kviečiu tikrai nebevargti su visomis technikomis ir prisijungti programą, kuri veiks visą gyvenimą ir tikrai nebereikės kitų technikų. Į ją sudėjau tai, ką aš naudoju ir to, ko reikia. Svarbiausia pati norų gavimo formulė ir taikyti technikas, taip pat avatarą, kad galėtumėt stipriai pajausti savo naują gyvenimą, naują energiją. Ir tiesiog žinau, kad tai yra stipru ir kai kurie žmonės bijo prisijungti, žinau tą, kai kuriems žmonėms padovanojau programą ir jie niekaip jos nepradeda, nes žino, jų senoji versija žino, kad nuo pat pirmos dienos jie pradės keistis. Jie pradės gauti, jie pradės būti ramus. Prie to irgi reikia priprasti, jeigu mes ilgai gyvename strese, nerime, trūkume, mums yra sunku suvokti, kad mes galime gyventi ramybėje ir gauti. Tad tai ir darome, ne tik traukiame norus, bet transformuojame save. Tada ir keičiasi gyvenimas. Kaip mano vizija viena iš pilko ir sulūžusio namo, iš kurio niekada žmogus negalėjo išeiti, tampa iš žmogų, kuris gyvena pilyje ir gyvena gyvenimą, tarp draugų žmonių, kurdamas tai, ko nori, džiaugsme. Tad iš 5 minučių vaizdo įrašo tai tapo beveik 20 minučių pokalbis. Ir linkiu visiems, stebėkit savo reakcijas. Pabandykit šiandien pastebėti savo reakcijas, arba tomis dienomis, jeigu manifestuojate pinigus, pastebėkit, kada jūs labiausiai susidirginat, kada labiausiai pajaučiat trūkumą, pyktį, nerimą, kada ateina tas liūdesys. Ir keiskit savo mintis, sureguliuokit, kvėpuokit ir pagreitinsit savo noro atėjimą. O dabar sakau iki, su didelė meile, balti vilkai.